dabar į bioanalizės laboratoriją, kur vyksta tyrimai sudėties įvairių produktų. Ten pašnekėsim apie bičių pienelio savybės. Tai bičių pienelis turi unikalias savybės, todėl kad jį gamina bičių liaukos ir juo yra maitinama bičių motinėlė visą gyvenimą nuo pat lervutės vystymosi pradžios iki kol jinai deda kiaušinius, kol gyva. Tai ką norėjau pabrėžti, kad bičių genetika tiek bitės darbininkės, tiek bičių motinų yra bičių genetika ta pati. Iš to pačio kiaušinėlio išsirutulioja, išsivysto, bet motina trečdaliu trumpiau vystos negu bitė ir kadangi tik bičių pienelį gauna šitas kiaušinis apvaisintas, tai jinai trečdaliu greičiau išsivysto ir dvigubai sunkesnė. Tai reiškia, taip jeigu palygintume su bitė darbininkė, jinai trigubai daugiau užauga per tą patį laiką. Norėčiau išsamiau apie kiekvieną punktą pavardinti, kokių savybių turi bičių pienelis. Tai kas neturėtų vartoti? Tai yra, aš kaip medikas galiu pasakyti, literatūra rašo naujausia, kad turėtų vengti astmą sergantis žmonės šitą pienelį. Dabar tai iš saugumo apie vaikus. Leidžiama nuo 5 amžiaus metų vartoti pienelį. Dozės, aišku, mažesnės yra 150 mg 2 kartus per dieną, tai čia maždaug 0,3 gramo per dieną vaikam. Jeigu saugusiam, kaip šnekėjom, gramas, tai vaikam 3 kart mažesnė. Bičių pienelis iš tikrųjų ne tai, kad gydo, bet jis kaip papildas gerina sveikatą, gerina savijautą. Ir vat, kokie yra pagrindiniai bičių pienelio pagrindinės savybės. Tai dar kas apie saugumą. Su vaikais buvo bandymai daryti iki pusės metų po tokią dozę. Kita studija buvo nuo 3 iki 6 mėnesių vartota, tokiom apie 300 mg. Tai jokių pašalinių poveikių nerasta. Na, o saugusiam didžiausias dozės buvo iki 4,8 gramo, nuo 1 iki 4,8, čia įvairių studijų, reiškia, ir iki pusės metų buvo vartojama, irgi jokių tokių šalutinių poveikių, išskyrus tam tikrus atvejus, kaip minėjau, kaip astma, kur negalim vartoti, nėra. Kas yra bičių pienelis? Kaip sakiau, sekrecija, maistas motinėlėm, tokios kreminės konsistencijos, gelsvos spalvos. Ir ko jame yra? Baltymų, amino rūgščių, riebalų rūgščių, cukrų, vitaminų ir mineralų. Baltymų, amino rūgščių maždaug apie 70% pagal sausąją medžiagą ir riebalų rūgščių apie 30%. Tai baltymų su angliavandeniais maždaug po lygiai, o šitų riebalų rūgščių yra šiek tiek mažiau. Bet kas išskiria pienelį, tai būtent riebiosios rūgštys. Yra 2 riebiosios rūgštys bičių pienelėje, tik bičių pienelėje, daugiau niekur nerandama tų riebiųjų rūgščių. Bičių pienelis turi būti transportuojamas vėsiai, geriausia lede, tam, kad jis neatšiltų, nes jo sandėliavimo temperatūra ir laikymo vartojant turi būti apie +4 laipsnius. Jeigu ilgas sandėliavimas, tada turi būti sandėliuojama -18 temperatūrai. Dėl to, štai, pervežant reikia būtinai ledo įdėti, polistirolinį dėžiai, kad jis neatšiltų ir
išlaikytų savo vertingasias savybės. Totera produktų linija, produktai iš spirulinos, kurių unikalumas yra tai, kad šie produktai yra suardytos membranos spirulinos, kurių veiksmingumas yra kelis kartus didesnis nei įprastų. Tai yra maisto papildai ir kosmetikos gaminiai, kurie skirti atstatyti imunitetą, stiprinti organizmo ir odos funkcijas, papildyti veikliosiom medžiagom, mineralais, vitaminais, antioksidantais. Tai norėčiau papasakot, kaip vartojamas bičių pienelis. Yra klausiama, kiek vartot. Vieni sako ryžio grūdo dydžio, kiti sako žirnio grūdo dydžio, kiti sako dar kitai. Ir yra iš tikrųjų mokslas, medicinos rekomendacijos tokios, koks vartojimas. Tai rekomendacijos yra nuo 1 gramo iki 2 gramų per dieną. Ir kas tai būtų? Jeigu paimtume arbatinį šaukštelį ir jį pasemtume, toks kiekis būtų apie 1,5 gramo. Jeigu pusę šaukštelį, štai toksai kiekis būtų 2 gramai. Ir labai lengva tada yra atsidozuoti. Sakykime, jeigu 2 gramai, tai pusę arbatinio šaukštelio, jeigu 1 gramas 1/4 arbatinio šaukštelio. Na ir konsistencija, normali bičių pienelio konsistencija štai tokia yra. Ir geriausia jį ryte vartoti prieš valgį, po liežuviu pasidėti tą kiekį, minutį laiko, kad jisai susigertų į kraują, kad absorbuotų organizmas ir paskiau galim vandeniu paprasčiausiai nugerti po minutės ir galim po kokių 5-10 minučių pusryčiauti, kavą gerti ir taip toliau. Tai tokios bičių pienelio vartojimo savybės. Toksai bičių pienelis buteliuke laikomas paprastam šaldytuve 2 mėnesius. Kameroje laikoma, jeigu norim nebevartoti tuo metu ir paprasčiausiai kitam kartui, tai galim 2 metus šaldymo kamerą nuo pagaminimo datos. Tai pati svarbiausia riebioji rūgštis, kur bičių pienelį yra 10-hidroksi-2 desceoninė rūgštis. Būtent pagal jo kiekį ir sprendžiama apie kokybę ir autentiškumą. Taip yra skaitoma, kad minimalus kiekis 2 procentai turi būti šitos rūgšties. Yra straipsnis vienas, būtent lietuviškam medui tirta Sveikatos mokslų universitete šita rūgštis, tai rasta 4 procentai. Tai maždaug 2 daugiau negu kitose Europos šalyse. Savybės moterim yra menopauzės simptomų gerintojas. Tai čia įrodyta neabejotinai, kad būtent menopauzinius simptomus labai pagerina. Paskiau yra kita savybė aterosklerozė. Būtent aterosklerozę sergantiems labai gerai, nes mažina dislipidemijos simptomus, mažina bendrąjį cholesterolį. Fizinės savybės, tokios kaip fitnesą, gerina ypač pagyvenusiems žmonėms. Pagerina tokį namie ruoštis, energijos duoda, kai ruošiamasi namų ruošoj vyresniem. Antro tipo diabetą labai pagerina. Kaip pagerina? Glikeminį indeksą gerina, insulino kiekį mažina. Kitos savybės yra kognityvinės funkcijos, pažintinės gerina, ypač su kitais komponentais. Moteris mėgsta veido odą patepti. Dabar, kas dar įdomu, vyrų vaisingumą gerina pienelis. Jaunom merginom premenstruacinį sindromą pagerina, būtent prieš menstruacinius neigiamus efektus.
Tikrai yra tokių ir kraujospūdį galim reguliuoti, ir reiškia stiprinti imunitetą to pienelio, kad nesirgtume žiemą. Kodėlgi mums kokį spalio mėnesį vieną dozę nesuvartot? Tuo labiau, kad dabar vis tiek visuomenė turtingėja, jau ir pensijos didesnės, ir atlyginimai, ir tas pienelis maždaug apie 1 eurą vienai dienai kainuoja, rinkoje kainuoja apie 30 eurų vienas kursas, tai 2 kart metuose, aš manau, dažnas jau gali sau leisti kaip ir medų dabar. Vietoj cukraus jau vartot kiekvienas gali. Kita, jeigu kokia dislipidemija padidėjęs kolesterolis, tai tikrai nekenkia. Pienelis tik pagerina. Šis poveikis prieš uždegiminis, jisai daug tų savybių turi ir svarbiausia yra dozuoti tinkamai, 1-2 gramai per dieną. Jeigu ant odos tepti irgi nereikia persistengti, pertrauką reiktų, vis tiek jau kokius nors 3 mėnesius reiktų padaryti. Nors ir medicina apžvalga teigia, kad ir iki pusės metų tokių pašalinių poveikių, net iki metų tirta nebuvo, bet vis tiek mano manymu, kas per daug tas nesveika, kaip ir reikia pertrauką. Ar atsiranda uogų visokių vaisių, kur irgi galima pagerinti imunitetą. Bet vėlgi, tarkim, jeigu žmogui koksai cholesterolis sutrikęs, kaip žuvų taukus praktiškai beveik visada vartojama. Tai jeigu tas efektas tikrai yra prieš cholesterolį, galim paprasčiausiai įsitikinti, išsityrus kraują, tai ir tokio neigiamo poveikio nėra, tai reiktų sumažinti dozę ir palaikyti tą dozę vartoti. Tai žodžiu, vartokit pienelį, kitus bičių produktus, žiedadulkes, nes tikrai turi gerų savybių. Pienelio galite ir pas bitininkus nusipirkti, ir specializuotose parduotuvėse, nes rinkoje yra teikiamas saugus pienelis. Dar ką noriu pabrėžti, geriau gryną pienelį vartoti, nedžiovintą, neliofilizuotą, nemaišytą su medu. Paprasčiausiai gryną, šviežią pienelį, kuris sušaldytas būna laikomas, o vartojant šaldytuve laikyti. Ir, kaip sakiau, nuo 1/4 iki pusės šaukštelio per dieną po liežuviu rytais.